Septintas skyrius. Augimas Kristuje. Širdies pasikeitimas, dėl kurio tapome Dievo vaikais, Biblijoje vadinamas gimimu. Vėlgi jis lyginamas su geros sėklos daigumu, kurį pasėjo žemdirbys. Panašiai tie, kurie ką tik atsivertė į Kristų, kaip naujagimiai, turi užaugti iki vyrų ir moterų Kristuje Jėzuje. 1 Petro laiškas, 2 skyrius, 2 eilutė, bei Efeziečiams 4 skyrius, 13 eilutė. Arba, kaip lauke pasėta gera sėkla, jie turi užaugti ir duoti vaisių. Izaijas sako, kad juos vadins teisumo medžiais, viešpaties sodiniais jo šloviai. Izaijo 61 skyrius, 3 eilutė. Šie pavyzdžiai pateikti iš gamtos pasaulio, kad mums padėtų geriau suprasti paslaptingas dvasinio gyvenimo tiesas. Žmogaus išmintis ir įgūdžiai negali sukurti net mažiausios gyvybės gamtoje. Augalas ar gyvūnas gali egzistuoti tik dėl gyvybės, kurią suteikė pats Dievas. Taip ir dvasinis gyvenimas gimsta žmonių širdyse tik dėl Dievo jėgos. Jei žmogus nėra gimęs iš aukštybių, Jono 3 skyrius 3 eilutė, jis negali tapti gyvenimo, kurį atėjo suteikti Kristus dalininku. Kaip ir gyvenime, taip ir augime. Dievas leidžia pumpurui žydėti, o iš žiedo pavirsti į vaisių. Jo galia sudaigina sėklą, pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Morkaus 4 skyrius 28 eilutė. O pranašas Ozėjas apie Izraelį sako, kad jis žydės kaip lelija. Vėl augins javus, žydės jie kaip vynmedis. Ozėjo 14 skyrius 6-8 eilutės. O Jėzus mums liepia, įsižiūrėkite, kaip auga lelijos. Luko 12 skyrius 27 eilutė. Augalai ir gėlės auga ne dėl to, kad patys savimi rūpinasi, siekia ar deda pastangas, bet gaudami tai, kuo Dievas pasirūpino jų gyvenimui. Vaikas negali savo pastangomis ar jėgomis paūgėti. Norais ar savo pastangomis negalite užsitikrinti dvasinio augimo. Ir augalas, ir vaikas auga gaudami iš savo aplinkos tai, kas tarnauja jų gyvenimui – orą, saulę ir maistą. Kokią reikšmę turi gamtos dovanos gyvūnams ir augalams, tokią ir Kristus tiems, kurie juo pasitiki. Jis yra jų amžina šviesa ir saulė ir skydas. Izaijo 60 skyrius 19 eilutė bei 84 psalmė 12 eilutė. Jis bus kaip rasa Izraeliui. Ozėjo 14 skyrius 6 eilutė. Jis bus tartum lietus jaunam atolui, lyg laistanti žemę lietaus gūsiai. 72 psalmė 6 eilutė. Jis yra gyvasis vanduo, Dievo duona, nužengianti iš dangaus ir duodanti pasauliui gyvybę. Jono 6 skyrius 33 eilutė. Dovanodamas savo sūnų, kuris yra niekam neprilygstama dovana, Dievas apgaubė visą pasaulį malonės atmosfera, tokia pat realia kaip oras, cirkuliuojantis aplink žemės rutulį. Visi, kurie pasirenka kvėpuoti šią gyvybę teikiančią atmosferą, pasieks vyrų ir moterų brandą Kristuje Jėzuje. Kaip gėlė pasisuka į saulę, kad ryškūs spinduliai galėtų padėti įgyti tobulą grožį ir simetriją, taip ir mes turėtume atsigręžti į teisumo saulę, kad dangaus šviesa mus apšviestų,
kad mūsų charakteris taptų panašus į Kristaus. Jėzus moko to paties sakydamas: pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs, bevaisiai, nepasilikdami manyje, nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Jono 15 skyrius 4-5 eilutės. Jeigu norite gyventi šventą gyvenimą, turite būti priklausomi nuo Kristaus, kaip ir šaka yra priklausoma nuo kamieno, kad augtų ir neštų vaisius. Be jo jūs neturėsite gyvenimo, jūs neturite galios atsispirti pagundoms ar augti malonėje ir šventume. Būdami su juo, jūs galite klestėti. Gaudami iš jo gyvenimą, jūs neprarasite jėgų ir vaisių. Būsite kaip medis, pasodintas prie tekančio vandens šaltinio. Daugelis galvoja, kad dalį darbo jie turi patys atlikti. Jie patikėjo, kad Kristus atleidžia nuodėmes, tačiau dabar savo jėgomis siekia gyventi teisingai. Bet visos tokios pastangos žlunga. Jėzus sako: be manęs jūs nieko negalite padaryti. Mūsų augimas malonėje, mūsų džiaugsmas ir naudingumas – viskas priklauso nuo mūsų vienybės su Kristumi. Tik bendraudami su juo kasdien, kiekvieną valandą, būdami su juo, mes galime augti malonėje. Jis ne tik suteikia mums tikėjimą, bet jį ir sutvirtina. Kristus yra pirmas, paskutinis ir amžinai esantis. Jis bus su mumis ne tik mūsų kelio pradžioje ir pabaigoje, bet ir kiekviename žingsnyje. Dovydas sako: nuolatos menu viešpaties artumą. Jam esant prie dešinės, niekad nedrebėsiu. 16 psalmė, 8 eilutė. Jums iškyla klausimas: kaip aš turiu pasilikti Kristuje? Lygiai taip, kaip ir jį priėmėte pradžioje. Taigi, kaip esate priėmę viešpatį Jėzų Kristų, taip ir gyvenkite jame. Kolosiečiams 2 skyrius 6 eilutė. Teisusis gyvens tikėjimu. Hebrajams 10 skyrius 38 eilutė. Jūs atidavėte save Dievui, kad visiškai jam priklausytumėte, tarnautumėte, paklustumėte, o Kristų priėmėte kaip savo gelbėtoją. Patys jūs negalėjote atpirkti savo nuodėmių ar pakeisti savo širdies, bet atsidavę Dievui patikėjote, kad jis dėl Kristaus visą tai jums padarė. Tikėdami tapote Kristaus ir tikėdami jūs turite užaugti jame, dovanodami ir imdami. Jūs turite atiduoti viską – savo širdį, valią, tarnystę, atiduoti save jam, paklusti visiems jo reikalavimams. Ir jūs privalote pasiimti viską – Kristų, palaiminimų pilnatvę, kad jis liktų jūsų širdyje ir taptų jūsų stiprybę, teisumu, pastoviu pagalbininku, duodančiu jums jėgą paklusti. Pašvęskite save Dievui ryte, tegul tai tampa jūsų pirmu darbu, tebūna jūsų malda. Paimki mane, viešpatie, pilnai į savo rankas. Aš visus savo planus padedu tau prie kojų. Šiandien panaudok mane savo tarnystėje. Būk su manimi ir tegul visi mano darbai yra tavyje. Tai yra kasdienė užduotis. Kiekvieną rytą pašvęskite save Dievui visai dienai. Atiduokite jam visus savo planus, kad jo apvaizda nurodytų, kas turi būti įvykdyta ar ko atsisakyta. Taigi,
Kiekvieną dieną jūs galite atiduoti savo gyvenimą į Dievo rankas ir jūsų gyvenimas panašės į Kristaus gyvenimą. Gyvenimas Kristuje – tai ramybės gyvenimas. Jame gali nebūti audringų jausmų, tačiau bus taika ir pasitikėjimas. Jūsų viltis ne jumyse, bet Kristuje. Jūsų silpnybė susijungia su jo stiprybe, ne išmanimas jo išmintimi, silpnumas ištverminga jėga. Taigi, nereikia žiūrėti į save, neleisti protui susikoncentruoti ties savimi, bet žvelgti į Kristų. Mąstykite apie jo meilę, charakterio grožį, tobulumą. Savęs išsižadantis Kristus, nusižeminantis Kristus, tyras ir šventas Kristus, neprilygstamos meilės Kristus. Tai sielos apmąstymų tema. Mylėdami jį, kopijuodami, priklausydami nuo jo, jūs galite tapti panašūs į jį. Jėzus sako, pasilikite manyje. Jono 15 skyrius 4 eilutė. Šie žodžiai perteikia ramybės, stabilumo, pasitikėjimo idėją. Vėl jis kviečia, ateikite pas mane ir aš jus atgaivinsiu. Mato 11 skyrius 28 eilutė. Psalmininko žodžiai išreiškia tą pačią mintį. Ilsėkis viešpatyje ir kantriai lauk jo. 37 psalmė 7 eilutė. Izaijas patikina, ramybė ir pasitikėjimas yra jūsų jėga. Izaijo 30 skyrius 15 eilutė. Tokios ramybės negalima gauti būnant neveikliu, nes išganytojo kvietime ramybės pažadas apjungtas su raginimu dirbti. Imkite ant savo pečių mano jungą ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mato 11 skyrius 29 eilutė. Širdis, kuri visiškai atsiduos Kristui, bus nuoširdžiausia ir aktyviausia jo darbe. Kai sutelkiame dėmesį tik į save, nusisukame nuo Kristaus, stiprybės ir gyvenimo šaltinio. Todėl šėtonas pastoviai stengiasi nukreipti dėmesį nuo gelbėtojo ir taip užkirsti kelią sielos susijungimui bei bendravimui su Kristumi. Pasaulio malonumai, gyvenimo rūpesčiai, nerimas ir sielvartai, kitų ydos ar jūsų pačių ydos ir netobulumai. Į tai jis stengiasi nukreipti mintis. Nepapulkite į jo pinkles. Daugelį tikrai sąžiningų ir trokštančių gyventi dėl Dievo, jis taip pat dažnai priverčia apmąstyti savo klaidas ir silpnybės ir, tikėdamasis juos atskirti nuo Kristaus, tikisi nugalėti. Neturėtume susikoncentruoti į save ir jausti nerimą bei baimę dėl savo išgelbėjimo. Visa tai nukreipia sielą nuo mūsų stiprybės šaltinio. Patikėkite Dievui saugoti jūsų sielą ir sekite juo. Kalbėkite ir galvokite apie Jėzų. Tegul jūsų aš pasiklysta jame. Atmeskite visas abejonės, atmeskite savo baimes, pasakykite kartu su apaštalu Pauliumi. Ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane. Galatams 2 skyrius 20 eilutė. Ieškokite ramybės Dieve. Jis sugeba apsaugoti tai, ką jūs jam patikėjote. Jei pasiliksite jo rankose, jis jums atneš daugiau nei pergalę per tą, kuris jūs pamilo. Kai Kristus prisiėmė žmogaus prigimtį, jis susiejo žmoniją su savimi meilės ryšiu, kurio niekada negali nutraukti
jokia jėga, išskyrus paties žmogaus pasirinkimą. Šėtonas nuolat stengsis suvilioti, kad paskatintų mus nutraukti šį ryšį, nuspręstume atsiriboti nuo Kristaus. Čia reikia stebėti, kovoti, melstis, kad niekas nesuviliotų rinktis kito šeimininko, nes mes visada galime tai daryti. Žiūrėkime į Kristų ir jis mus apsaugos. Žvelgdami į Jėzų, mes esame saugūs. Niekas negali mūsų išplėšti iš jo rankos. Nuolat žiūrėdami į jį, mes esame keičiami į tą patį atvaizdą iš šlovės į šlovę, veikiami Viešpaties, kuris yra dvasia. Antras laiškas Korintiečiams, 3 skyrius, 18 eilutė. Taip pirmieji mokiniai tapo panašūs į brangųjį išganytoją. Išgirdę Jėzaus žodžius, šie mokiniai pajuto, kad jis yra reikalingas. Jie ieškojo, jie rado ir sekė paskui jį. Jie buvo su juo namuose, prie stalo, nuošalioje vietoje, lauke. Jie buvo su juo kaip mokiniai su mokytoju ir kasdien iš jo lūpų gaudavo šventos tiesos pamokas. Jie žiūrėjo į jį kaip tarnai, į savo šeimininką, kad suvoktų savo pareigas. Tie mokiniai buvo vargo žmonės kaip ir mes. Jokūbo 5 skyrius 17 eilutė. Jie kovojo su nuodėme. Jiems reikėjo tokios pat malonės, kad jie galėtų gyventi šventai. Net Jonas, mylimas mokinys, labiausiai atspindintis išganytojo panašumą, neturėjo įgimto charakterio mielumo. Jis buvo ne tik savimi pasitikintis ir ambicingas, siekdamas garbės, bet ir impulsyvus bei pagiežingas dėl patirto apmaudo. Bet, kai jį paveikė dieviškasis charakteris, jis pastebėjo savo trūkumus ir suvokdamas tai tapo nuolankus. Jėga ir kantrybė, galia ir švelnumas, didybė ir romumas, kuriuos jis matė kasdienėme Dievo sūnaus gyvenime, pripildė jo sielą susižavėjimo ir meilės. Diena po dienos jo širdis artinosi prie Kristaus, kol nepastebimai meilė mokytojui išstūmė jo savimeilę. Kristaus jėga pašalino jo pasipiktinimą, ambicijas. Atkurianti šventosios dvasios įtaka atnaujino jo širdį. Kristaus meilės jėga pakeitė charakterį. Tai yra tikras susijungimo su Jėzumi rezultatas. Kai Kristus pasilieka širdyje, visa prigimtis pasikeičia. Kristaus dvasia, jo meilė sušvelnina širdį, sutramdo sielą ir kreipia mintis bei norus link Dievo ir dangaus. Kai Kristus pakilo į dangų, jo buvimą dar jautė jo pasekėjai. Kiekvienas asmeniškai jautė buvimą, kupiną meilės ir šviesos. Jėzus, išganytojas, kuris vaikščiojo, kalbėjosi ir meldėsi su jais, kuris kalbėjo vilties ir paguodos žodžius jų širdims, o ramybės žinia vis dar buvo jo lūpose, kai jis kilo nuo jų į dangų ir jo balso skambesys pasiekė juos, kai angelų pulkas jį pasitiko. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Mato 28 skyrius, 20 eilutė. Jis pakilo į dangų žmogaus pavidalu. Jie žinojo, kad jis atsistos prieš Dievo sostą, kaip jų draugas ir gelbėtojas, ir kad jo meilė nepasikeitė, kad jis vis save tapatina su kenčiančia žmonija. Jis pristatė Dievui savo brangaus kraujo vertę, rodydamas sužeistas rankas ir kojas, kaip priminimą apie kainą, kurią sumokėjo už išpirką. Jie žinojo, kad jis pakilo į dangų, jog paruoštų jiems buveines ir sugrįš paimti juos pas save. Kai Kristus pakilo,
Mokiniai susitikę troško prašyti tėvo Jėzaus vardu. Pagarbioje baimėje jie nusilenkė maldai, pakartodami patikinimą. Ko tik prašysite tėvą mano vardu, jis jums duos. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Jono 16 skyrius 24 eilutė. Jie tiesė tikėjimo rankas vis aukščiau ir aukščiau, turėdami galingą argumentą. Kristus mirė, bet buvo prikeltas ir yra Dievo dešinėje ir užtarė mus. Romiečiams 8 skyrius 34 eilutė. Sekminės atvedė juos pas guodėją, apie kurį Kristus sakė, jis bus jumyse. Jono 14 skyrius 17 eilutė. Ir toliau tęsė. Jums geriau, kad aš išeinu, nes jei neišeičiau, pas jūs neateitų guodėjas, o nuėjęs jį jums atsiųsiu. Jono 16 skyrius 7 eilutė. Nuo šiol per dvasią Kristus nuolat būna savo vaikų širdyse. Jie buvo vieningesni su juo nei tada, kai jis buvo asmeniškai su jais. Kristaus šviesa, meilė ir jėga, dvelkinti juose, taip nušvito, kad tai matę žmonės stebėjosi. Be to, atpažino juos buvus kartu su Jėzumi. Apaštalų darbų 4 skyrius 13 eilutė. Ir dabar Kristus nori būti savo vaikams tuo, kuo jis buvo apaštalams. Ir paskutinėje maldoje su maža mokinių grupe, susirinkusia aplink jį, jis tarė, ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Jono 17 skyrius 20 eilutė. Jėzus meldėsi už mus ir prašė, kad būtume vieningi su juo, kaip ir jis su tėvu. Kokia tai vienybė? Išganytojas apie save pasakė, sūnus nieko negali daryti iš savęs. Jono 5 skyrius 19 eilutė. Tėvas, esantis manyje, jis daro darbus. Jono 14 skyrius 10 eilutė. Taigi, jei Kristus gyvena mūsų širdyse, tai jis iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti. Filipiečiams 2 skyrius 13 eilutė. Dirbsime taip, kaip jis dirbo, mes parodysime tą pačią dvasią. Taigi, mylėdami jį ir pasilikdami jame, mes augtume visame kame į jį, kuris yra galva, Kristus. Efeziečiams 4 skyrius 15 eilutė. Verčiau stenkis Dievui pasirodyti tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, be iškraipimų skelbiančių tiesos žodį. Pirmas laiškas Timotiejui 2 skyrius 15 eilutė.